Šiandien vėl mes važiuojame į susitikimą su Aiste. Ir aš vežu jai štai tokį šaunų meškiuką. Aišku, mes jį labai gerai apdraudėm. Jis bandys šiandieną imituoti piktą žvėrį, išbėgusį į kelią. O mes stengsimės jį apvažiuoti. Labas, Aiste. Tik skandžiauju. Šaunuolį, pažiūrėk, kokį gražų gyvūnėlį aš tau parvežiu. Malvina! Neretai vairuotojai susitinka su tokiamis kliūtimis, kaip išbėgę gyvūnai netikėtai į kelią. Todėl šiandieną bandysime parepetuoti šiam poligone, kaip tokių nemalonumų išvengti. Tai ką, pabandom, Aiste. Malvina, į mišką. Legiam, čia daug žvėrių, O, išbėgo, stabdom. Mes meškiuko nenužudėm. Tai meška tai liko gyva, bet mes vos mašinos neatvirtėm ir griuvį likom. Gal sakau, važiuojam, pasibandom dar kartą? Pabandom dar kartelį. Važiuojam iš to griuvio. Gavosi. Rankos vietoje. Dėmesio bėg žvėrys. Statykis ir į dešinę, į priešingą žvėrio pusę. Labai gerai. Pirmoji taisyklė. Jei į kelią netikėtai išbėgo stambus žvėris, jį reiktų apvažiuoti iš galo ar nugaros. Tai yra, vairą, jei leidžia sąlygos, reikia sukti į priešingą pusę, nei žvėris bėga. Tai va, tu turi visą laiką tokiuose vietose siauruose, ypač keliukose, miškų keliukose. Svarbiausia, man atrodo, nelėkti yra. Tada galima išvengti įvairių dalykų. Taip, kuo tu lėčiau važiuosi, tu greičiau sureaguosi ir tu daugiau turėsi laiko. Galiu pasakyti iš savo patirties. Jeigu toli pamatėjai prabėgos stirną ar šiaip gyvūnas, sulėtink greitį. Ne vieną kartą man teko pastebėti, kad po to po kelių sekundžių išbėgo dar kitą. Tai mes dabar pabandysim su meška. Malvina, į vietą, į mišką. O štai tai. Čia yra vadinamas išdėliotas briedžio testas. Na, šiandieną galbūt mes pavadinsime į meškos testą ir bandinsime išvengti tos kliūties. Atvažiuojam greitai. Greitai atvažiuojam. Įsivaizduok, tu dar nematai to lokio. Važiuojam, išbėgo lokys. Stabdais ir dirbi vairu. Hop, iš priekio mašiną į dešinę suki. Labai gerai. Ir vėl greitai. Ir dabar, kai atvažiuosi, tu įsivaizduok, kad to lokio nėra. Tu greitai prieš pat jį pamatai ir sureaguoji. Stabdžiukas, spaudi mašiną ir darai judesius. Nuvaryti rankos vietoje. Gerai, greitai. Agresyviai stabdai į kairę ir vairu dirbi. Hop, iš priekio mašiną į dešinę. Gerai. Labai gerai. Ir lokiukas liko gyvas. Svarbiausia. Tu įsikinau pas Malviną nepilnos kelnes? Nu, aš įsivaizduoju.